Pabandom? Bandom. Atspėt. O, wow. Laivai. Ką traukiam Ar pirmą? čia mano specialybė? Ok, čia gera pradžia. Modeliukai, ne? Laivas yra nuoroda į Kauno marias ir į Kauno hidroelektrinę. Aišku, Kauno mariose tokie neplaukioja. Kažkas daug būna prie vandens, pajūry. Baseinas yra užuomina į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Aha, tai su hidroelektrinėm kažkas greičiausiai bus, nes vanduo gamina, Latvija turi, mes turim. Gas canister, aha. Tai ignitis gamyba, kažkas su igničio gamyba? Galimai. Dujų balionėlis yra susijęs su Elektrėnų elektrinė, kurioje yra kombinuoto ciklo blokas, yra 7 ir 8 blokai, ir kuriuose elektros energija yra generuojama pasitelkiant dujas. Rinkos. Physical flow. Rinkų prognozė, analizė, kainų, elektros kainų analizė. Kiekvienos elektrinės darbas yra planuojamas ir atvaizduojamas grafikuose, ir viena iš užduočių yra užtikrinti tą, kad elektrinė dirbtų pagal nustatytą darbo grafiką. Jeigu būtų nuokrypiai, generaciją perskirstyti kitoms elektrinėms tam, kad būtų išpildytas elektros gamybos grafikas. Čia tikiuosi atsakymas yra. Baltic Transparency Dashboard. Current Balancing State. Viena iš kitų elektrinių veiklų yra Lietuvos elektros sistemos balansavimas. Tai reiškia tai, kad elektrinės gauna balansavimo komandas ir turi atitinkamų laiku, atitinkamą galią nurodytą balansavimo komandoje padaryti pokytį elektrinės galioje. Taip pat atsitikus kokiai nors avarijai ar gedimui turėtų skubiai būti informuojama rinka, kad atitinkama galia neprieinama atitinkamam laikotarpiui. Čia kažkas su rinkos balansavimo prognozės, balansavimo prognozės. Čia kaip mokyklų. Kai atsakymą beveik žinai, mokytoja bando padėti. Dispečeris? Ok, tai balansavimo dispečeris. Okay. Taip. Kolegos atspėjo, mano profesija yra balanso dispečeris. Mano profesijos darbuotojai dirba Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, visiškai naujame įrengtame valdymo pulte, tai iš kurio valdomos ignitis gamyba elektrinės.